Viskas išeitų. Visą laiką, kiekvieną dieną, išskyrus varžybų numerį atsisėtų. Labas rytas, ko nemačiau. O kokie čia turim pusrytukai. Verda, kepa. Jam galima suprasti, jisai neturi visada atrodyti gerai. Pasiruošęs, gerai žinau, kada sutiks. Čia jam. O ką nori su gero padaryti? Na tai labas iš ryto. Turim antrą dieną dviračių stovykloje Ispanijoje. Esam kambarį, turim tokią vilą ir ką, šiandien galim truputį pasižiūrėti buities gal. Čia mūsų kambarys su Nerijum. Turim išėjimą į balkoną, iš balkono tiesiai vaizdai į baseiną. Balkonas čia beveik aplink visą vilą eina. Ten dar kitas balkonas, ten terasėlė pačioj. Čia aišku vakare po raido ant tų gultų visas veiksmas vyksta. Arba tenais pavėsi. Visi čilina. Čia kojytės įmerkt. Vanduo truputį šaltas, bet turim drąsuolių, kas išdrįso ir išsimaudyti jau. Tai čia turim Aleksandro ir Dainiaus kambarį. Galim truputį užmesti akį. Jau rengiasi chebra. Paskui galėsim eiti pasižiūrėti dar, kaip atrodo apatinė dalis. Virtuvė ir chill zona, kaip sakyti. Kaip maloniai išmasažavo ten virtuvę ir galvoju, brangus kaip maudžia visas raumenis, visi buvo. Kolektyvas. Commercial, Neptūnas, Ispanijoje. Kolektyvas jau ruošiasi raidui, ne? Tarinėjom, kas skauda, ko neskauda. Ką skauda? Man tai dar niekur. Kuriam jau kažkas skauda. Ką tau skauda? Kojas, ką daugiau. Kojas. Kojas, ką? Pirmas raidas ir jau kojas. Čia nuo darbo, nuo ofisinio darbo. Parodyk, kurią vietą. Masažuos tau šiandien. Čia nuo ofisinio darbo skauda. Ai, nuo kėdės čia sėdėjau, man reikia priprast dar ant dviračio sukimo pedalus. Dviratukai išrikiuoti, visi nuplauti, pripūstas padangėlės. Apsnigo tavo, žiūrėk. Apsnigo? Tu pasivairas senas filmas. Ai, čia, oho. Per pusvalandį. Per pusvalandį, kiek turim. Gerai, kad kol kas alergija neprasidėjo, nes pas mane būna čiauduliukų. Kaip visada, prieš raidą kažką dar sugalvoju pasiremontuoti. Pakeisim batų klycus. Procesas nesudėtingas. Į tą pačią vietą, kur seni buvo, statom naujus. Užsukam varžtus ir bus gerai. Išvažiavom antrąjį dienoj. Jau iškart su nuotykiais, prakoliukas. Ieškom, kur prasproga. Kaip tau, saulė nuotykiai? Ką? Sako, forsina kitus šnekėti. Tai reikia jau čia, dabar jau vlogą, stylą darom, jau viskas dabar jau kaip... 3 minutės visą. Jo, šiandien jau 10 darysim kokį. O Danas dar irgi čia kažką pasiremontuos, power meteris sakė nelabai veikia. Kaip Aleksandrai tavo antrą dieną? Ai gerai, lengvai šiandien nėra, tai vakar vėjas daužino pat pradžią, išvažiavau, tai šiandien relaks. Labai gerai, kaip ir tikėjos, norėjau vakar taip daryti. Nu nieko, svarbu antrą dieną bent jau be vėjo. Lemba saulės kremo nepasidėti, tai nudėksi nosį. Turiu, jeigu ką galiu duoti. Gerai. Kopėm į kalną dar vieną. Jau antras toks kaliukas šiandien. Dar sykį dapompuoti padangyčių. Ir čia turim vėžliuką. Pasirodo gyventojas. Tokiam baseinuke.
su kitais žuveliokais savo gyvena. Opa. Kas atsigert, kas pamyžiot. Šiandien karšta. Prakaitas žliaugia gerai. Dabar nusileidimas biškį atsigaivinsim. Turim 70 km pravažiavę jau, 2,5 valandos, čia šiandien biškį su kalniukais. Mažai šiandien turėjom kažkokių užkandukų, tai aš bent jau asmeniškai išalkau labai. Nežinau kaip chebra, bet tą progą dabar atvarim į kavinukę. Opa. Imsim kokio deserto ir kavytės. Taip? Visada. Sėdim kavinį, laukiam savo flet vaitukų su putyte ir va tokie vaizdai iš balkono tiesiai. Labai gerai kava. Kavytė su putyte kaip Labai gerai. Kad išgyvent. Grįžom, vėsinam kojytės baseinė. Kaip tau šiandien raidas? Gerai. Smiegojau, tada po Rajonėro skrydžio kažkaip buvo. Gal taip gerai jaustasi gal iki galo, dabar tai super buvo ir orėlis super. Kiek šiandien nuvinėm? 100 galim sakyti. 100 Nedasukta 100, bet labai arti tenai. Treneris jau sakė, nebeleido daugiau dasukinėt, sakė, spėsim dar. Sako, kam tau reikia? Nu. Ir 1200 metų supinėjau. Kiek? 1200 metų. O, prašau. Nu, iš mano asmeninės pusės, tai blemba paskutinis kalniukas ten buvo toksai žiaurus. Atkirto kojytės, ten nuo grupės atsijungiau, tai savo tempu, bet vis tiek su 180 pulsų, tenai 182 net sudėtingai. Į kalnus kol kas dar nepramušo, bet tikiuosi, kad pramuš dar kada nors. Aš tada pramuš. Anksčiau ir vėliau. Ką, šaunam. Cerveza, kol kas 0-0, paskui gal ir ne 0 bus. Sveikata. Nu ką, vakarėlis prasideda, atvažiavom apsipirkti, truputį dar į Carrefourą. Turim didžiausią listą visokių dalykų, ką reikia nupirkti. Dabar 2 dienom maitinimuisi. Tai reikia krepšų, rinksim ir važiuosim namo gaminti vakarienės. Truputį užsipirkom
prekių. Pilna mašina ten ir dar čia salonė. Yra Kiaušiniai ant kelio. Kiaušiniai ant kelių ir tarp kojų 400 kem 3 euriukai. Šmaukšt ir yra. Važiuojam.